Visokie pasidaryk pats ir life hackai arba lietuviškai gyvenimą pagerinančios gudrybės internete pradėjo sparčiai plisti maždaug prieš 10 metų. Tuomet tai buvo paprasti informatyvūs vaizdo įrašai rodantis, kaip paprasčiau supjaustyti arbūzą ar padidinti Wi-Fi modemo signalo stiprumą. Tačiau ilgainiui visa tai buvo sukomercinta ar net atsirado atskiros medijos, kurios pradėjo užsiimti vien pasidaryk pats turiniu. Žinoma, daug čia neprigalvosi, todėl greitai jiems pradėjo stigti idėjų, o šie ėmė kurti absurdiškus, kvailus ir sunkiai suvokiamus savadarbių prietaisų video. Būtent į tokius ir labai panašius šiandien ir pažvelgsime. Į formelę supylus tampraus fiksuojančio skysčio ir į ją įdėjus kukurūzą, gavome kažkokį keistą daiktą, įdomu, kam jį panaudos. Iš pradžių galvojau, kad tai bus kažkoks žaislas suaugusiems. O taip, juk tai servetėlių dėžutė. Viena mergina atėjusi į svečius rado kilimu apdengtą tualeto dangtį. Tai vienas šlykščiausių mano matytų dalykų. Įsivaizduokite, kaip tai nehigieniška ir neišvaloma. Netgi matosi rudas dryžius pačiame dangčio gale. Atrodo gan įdomiai, lyg norėta taupyti vietą, tačiau tokiais laiptais lipant kasdien gali iš karto nusipirkti ramentus. Jau nekalbant apie tikrai greit sugriūsiančią, silpną ir kvailą laiptų konstrukciją. Aš suprantu, kad tai jau yra tapę interneto juokeliu ir mimu, tačiau negaliu neparodyti, kaip kažkas savo kriauklę bandė sutaisyti, naudodamas ramen makaronus. Šis puslapis padarė video, kaip iš batono riekės pasigamino tokį šlykštų puodelio padėkliuką. Batoną tiesiog apipylė cementu, tai ne tik baisiai atrodo, bet ir subraižys tavo stalą. Vietoje veržliarakčio pasirodo galima visą dieną praleisti gaminant ir virinant kažkokį varžtų ratą. Šie gameriai aplink savo monitorių sumontavo ryškią ir akinančią LED šviesą. Ją suprogramavo taip, kad kaskart žaidžiant Counter-Strike žaidimą ir pamačius sprogstant spiginantį užtaisą šviesa užsidegtų. Neįsivaizduoju, kam šitaip sunkinti savo žaidimą ir taip gadinti akis. Turbūt ne pati geriausia idėja prie įtampą priimančių kištukų tvirtinti kažkokius metalinius laikiklius. Primena anksčiau labai populiarią dainą apie kvailiausius būdus numirti. Ši mergina sudraskė gerą ofiso kėdę, tuomet apipurškė ją įvairiomis makroflekso tipo putomis. Vėliau viską nudažė šlykščia rožinė spalva, tada tiesiog pasistatė savo kambaryje. Atrodo kaip iš rožinės panteros išmatų sulipdytas sostas, ar arčiausiai Černobylio katastrofos buvusi kėdė su ant jo sėdėjusio žmogaus likučiais. Viena kvailiausiai atrodančių spintelių, kokią tik teko matyti. Nei graži, nei praktiška, nei saugi. Vietoje to, kad kažko nepasiekiant mergina pasiliptų ant kėdės, kažkodėl ji nusprendžia, kad labai gera ir saugi idėja būtų ant kojų prisiklijuoti po kėdę. Tikiuosi, ji turi sveikatos draudimą, nes sulaužytas stuburas kainuos labai nepigiai. Jei nori mieste vaikščioti basas, bet bijai, ką pagalvo žmonės, pasirodo gali pasigaminti štai tokius batus. Ir gali iš karto save pradėti vadinti moderniuoju Flintstone'u. Vyras sugadino keptuvę, kad pasidarytų labai prastai atrodančią kepimo mentelę. Vietoje to, kad duris padarytų atsidarančias į kitą pusę ar pusėmis apkeistų vyrius, kad durys neatsitrenktų į kriauklę, jie tiesiog išpjovė gabalą medžio ir paliko jį plevėsuoti. Kažkas sugalvojo ant savo mašinos stogo užsiklijuoti stoglangį priminančią plėvelę. Kodėl ir kam? Kaip sugadinti vestuvinę suknelę? Atsigulkite į bliūdą vandens, dažais apsipurškite vandens paviršių. Tada atsistokite. Žmonėms tikrai nėra viskas gerai. Kaip dirbant patogiai pasidėti varžtus. Vyras tiesiog aplink riešą apsiviniojo lipnios dažymo juostos ir prilipino porą varžtų. Čia dar netiek absurdiška, kiek matant, kaip jis bando medvaržtį įkalti plaktuku.
Panelė nusikirpo kuokštą plaukų, įdomu, ką iš jų darys. Ogi čia makiažo šepetėlis. Kodėl kas nors norėtų savo baltas sienas nudažyti kavos tirščiais? Visų pirma, kvapas. Visų antra, atrodo lyg namuose kažkas rūkė 40 metų. Vidurio amžiaus krizė kiekvienam vyrui pasireiškia skirtingai. Šis sumastė savo automobilį sumontuoti atvirkščiai. Pažiūrėkite, su kokiu pasididžiavimu šis vyras rodo, kaip be atidarytuvo atkimšti vyno butelį. Pasirodo, viskas, ko reikia, tai yra ugnį pučiantis deglas. Pamiršote diržą namie, kodėl nepasigaminus jo iš butelio kaklelio ir kamštuko? Kažkas pardavinėja kalėdų eglutes išpjautas iš senų durų už $50. Galėjo bent nudažyti žaliai, dabar atrodo kaip statybų šiukšlė. Kalbant apie kalėdų papuošimus, viena moteris Facebook'e pardavinėja žaisliukus su spagečiais viduje. Va čia tai inovacija. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto.